XIX šimtmetį matyt, prie Šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios vykdavo labai gražios Petrinių mugės. Gražios kuo? Audiniais, nes jos buvo labai tokios išskirtinės. Ten aplinkinių kaimų moterys susiveždavo savo audinius, tai kaip ir aukštaičiai pasakytų, obrusai, rankšluosčiai, drobelės, lovatiesis, man su tais tradiciniais raštais, ir prekiaudavo išvežimo ten dažniausia. Ir tuose nuotraukose galima įžiūrėti tai viską. O po to Petrinių pagal aprašymus, jaunimas ten susirinkdavo pušynėlėje, kalvos aplinkui bažnyčią, dar buvo neužstatytos namais ir tam pušynėlį padainuodavo. Ir lietuviškai, ir gudiškai ten skambėjo tos dainos. Dar man įdomu, kaip jau etnologui, kad ten ir burtai visokie, būdavo daromi.